liftą. Aš džiaugiuosi, kad netgi buvus ministrė laukia mano pasisakymų, nes 15 minučių vėl stengsis išskalbti, išbalinti mano pasisakymą apie praeitą pasisakymą. Situacija yra tokia įdomi. Buvus ministrė Šiugždinienė priėmė, atnešė įstatymo projektą į Seimą, kad įtraukusis ugdymas turi privalomai būti ugdymas savivaldybės įstaigose, bet privačiuose švietimo įstaigose jo vykdyti nereikia. Ir privalumo yra nieko. Kolegė Ligita uždavė per vyriausybės valandą, čia sėdėjusiam vyriausybės atstovam tą klausimą. Ką jūs čia dabar darot? Kodėl privatiem nereikia neįgaliųjų vaikų priimti, o kitiem reikia? Tai Landsbergis vos neiškrito iš tribūnos, tada laukon, kiti iš vis ten pakraupo, kaip galima tokį klausimą užduoti ir sakė, privačių švietimo įstaigų negalima liesti. Landsbergį vėl negalima liesti, vis tiek, šventas yra. Tai dabar kuom baigė savivaldybėm tas ištraukusis ugdymas? Ištraukusis, įtraukusis, ten kaip nori, taip vadink. Jie džiaugiasi, priimti reikia. Bet dabar žiūrėkit, jeigu tu priimi neįgalų vaiką, tai reikia turėti bent jau liftą. Bent jau liftą, kad iš 1 aukšto galėtum pakilti į 2 aukštą. Bent jau. Aišku, ministrė pabėgo, nes jie labai nepatinka tiesa. Bet 15 minučių jie išbalins, vis tiek pasakys melo detektorius, išbalins tą ministrę. Tai dabar savivaldybės klausia, miela ministerija, tai jūs žadėjote europinių lėšų įgyvendinti tą neįtraukųjį ugdymą. Ten kaip nori tai pavadins. Sako, tai galės bent jau po liftą mokyklos pasistatyti, kad bent jau neįgalus vaikas iš 1 aukšto galėtų pakilti į 2 aukštą. Tai švietimo ministerija sukūrė, tokias aфиgenas sąlygas, aфиgenas. Kiekvienai mokyklai po liftą įdėkti negalima. Draudžia ministerija. Negalima. Tada sako, įsirinkite rajone vieną mokyklą ir toj vienoj mokykloj padarykite tą įtraukųjį ugdymą, kad viskai vaikai galėtų pakilti, važiuoti, patekti ir visa kita. Na gerai, sako, bandom skaičiuoti, kiek čia kainuos tas įtraukusis visas įgyvendinimas. Tai pavyzdžiui, nesenai sudėtos naujos durys mokykloj. Sako, žiūrėkit, pagal naują reikalavimą trūksta 3 cm. Tai visas duris reikia išgriauti mokykloje ir 3 cm platesnės įdėti. Tada jau atitiks reikalavimus. Tada sako, tai gal mes galim dalį mokyklos, liftą pastatyti dar kažką, nes didžiulė suma. Ne, negalima. Turite įvykdyti 100% reikalavimą. Tada paskyrė visai savivaldybei tam įtraukiajam ugdymui 1 200 000 eurų. Vienai mokyklai pagal reikalavimus paskaičiavo reikia 3 milijonų. Tai 1 200 000 ir 3 milijonai, suprantam, kad galai nesueina. Tada savivaldybė sako, tai neįmanoma įgyvendinti to, ko jūs prašot, bet vaikus priimti jau reikia. Neįgaliuosius privalomai visi turi būti, aišku, dabar su rankom jūs ten nešioja pirmyn atgal, bet reikės priimti. Tai finalas toks, kad ministerija padarė tokias taisyklės ir tokias sąlygas, kad jų įgyvendinti neįmanoma nei finansiškai, nei fiziškai. Tada savivaldybė sako, mes tokių pinigų neturim, nes dar 2 milijonus reikia pridėti vienai mokyklai. Neįmanoma. Tai sako, gerai, negausit nei to 1 200 000. Tai finalas toks, savivaldybei nei viena mokykla neturės nei vieno lifto, nieko, absoliučiai nieko. Bet privalės neįgaliuosius priimti į mokyklą. Bet tuo tarpu, jeigu įsikurtų toj pačioj įstaigoje privati Landsberginės mokykla, ten nereikėtų nieko įgyvendinti. Nei vaikų nereikėtų priiminėti neįgaliųjų, nei įtraukiojo švietimo nereiktų daryti, nieko nereikėtų. Tai vadinasi, idėja tokia, kad reikia Landsberginį perduoti kuo daugiau švietimo įstaigų savivaldybėse, tada nereikės nieko įgyvendinti. Puikus tie valdantieji, jie žino, kaip reikia tvarkyti įstatymus. Tai tom ir pasidžiaugiam.